Taigi sveiki. Šiandien aš papasakosiu istoriją, kuri nutiko man mokantis pirmam kurse sesijos gale. Aš buvau išlaikęs beveik visus egzaminus, man liko tik paskutinysis fizikos egzaminas, tačiau aš net nenutuokiau, kad manęs laukia ypatingas nuotykis. Taigi, pirmasis universiteto pusmetis jau buvo pasibaigęs. Man liko tik paskutinis fizikos egzaminas. Tačiau man kirbėjo mintis aplankyti Lentvario Eurokos parduotuvę, Lentvario higienos priemonių parduotuvę. Aš tiesiog, nes Lentvarį gyveno mano grupiokas, man tiesiog buvo įdomu pamatyti Lentvarį. Ir taip pat pastebėjau, kad mano mama žiūri kažkaip taip labai piktai, ryšys su mama ir ta mano grupioko gimtinė kažkaip man patraukė dėmesį į Lentvarį. Taigi, mano motina minėjo apie trakus ir sakė, kad iš Trakų geriausia grįžti namo traukiniu. Aš ieškojau kosmetikos parduotuvių ir mano akį patraukė grupioko gimtojo Lentvario vietovė. Vieną dieną išvažiavau į Maksimos bazę komerciniu autobusu iš miesto senamiesčio ir atvažiavęs Maksimoje aš kurį laiką pavaikščiojau, paieškojau tų kosmetikos prekių, tačiau neradau nieko ypatingo ir man atrodo kažko nusipirkęs grįžau į stotelę ir stotelė buvo viena, bet autobusai joje stodavo tiek važiuodami į Žemuosius Panerius, tiek važiuodami į Grigiškes. Autobusai sustodavo toje pačioje stotelėje važiuodami abiem kryptimis. Aš to dar negalėjau suprasti. Autobuso ilgai laukti neteko. Ir įsėdęs į mikroautobusą aš tikėjausi grįžti į Žemuosius Panerius. Bet autobusas apsisuko ties viaduku ir nuvažiavo į Grigiškes. Aš iš pradžių trumpam išsigandau, bet autobuse paleido Imagine Dragons dainą I'm on the top of the world ir šita daina mane padrąsino kelionėje į Grigiškes. Kai autobusiukas sustojo ties transporto žiedu, aš išlipau. Paėjęs keletą žingsnių aš pamačiau tiltą per kanalą. Šalia stovėjo vyresnio amžiaus asmuo panašus į mano senelį, kurio aš paklausiau, kaip nuvažiuoti į Lentvarį. Tas dėdulė paaiškino, kad važiuoja mokamas mikriukas, autobusiukas, kuriame reikia susimokėti grynais pinigais. Ir autobusiukas stovėjo netoliese, aš perėjau tiltelį, įlipau ir padaviau 2 litus. Važiuodamas, autobusiukas važiavo pro mišką ir vėliau aš mačiau daugiabučius, kuriuos pravažiavome, galvojau išlipti anksčiau, bet aš nusprendžiau važiuoti iki maršruto galo, nes aš norėjau patirti ir pažinti Lentvarį. Išlipęs aš mačiau taip pat toliau stovinčius keletą daugiabučių ir aš sugalvojau apeiti rajoną. Aš ėjau palei geležinkelį gatve į vakarus, paėjęs toliau pasukau į kairę ir suradau maisto prekių parduotuvę, bet dėja kosmetikos parduotuvės aš nepamačiau, neturėjau tam laiko. Ir apėjęs Lentvario alėją grįžau iš kur atėjęs ir eidamas toliau į pietus pamačiau autobusų mini stotelę. Ant autobusų maršruto lentų buvo parašyta, kad važiuoja į Trakus. Nors turėjau užtektinai pinigų, bet dar buvau neatsigavęs ir norėjau pakvėpuoti grynų orų. Taigi aš apsukau keletą kvartalų ir grįžau prie autobusų mini stoties ir supratau, kad mano kelionė jau baigėsi, nes pradėjo po truputį leisti saulė, temt
ir beeidamas aš priėjau ir apėjęs visą Lentvario rajoną, aš priėjau geležinkelio pervažą, kuri buvo Lentvario pakrašty. Geležinkelio pervaža. Ten tiesa dar einant toliau buvo nauji namai, bet aš tų naujų namų netyrinėjau, tiesiog priėjau geležinkelio pervažą. Ir tada trumpam mano sąmonėje atgijo vaizdinys, kai aš buvau mažas vaikas ir man dėdukas liepė eiti geležinkeliu į vakarus. Ir aš nusprendžiau eiti pėsčiomis tuo geležinkeliu iki pat Kauno, nes aš galvojau eiti tuo geležinkeliu iki pat Kauno, nes aš nesupratau, kur jis įveda. Aš galvojau, kad tas geležinkelis veda iki Kauno ir galvojau, eisiu pėsčiom geležinkeliu ir sekmadienį ryte grįšiu namo. Tai mano planas buvo eiti Kauną, tačiau iš tikrųjų tas geležinkelis buvo vedę į Varėną. Tai va, vos paėjus pamačiau iš priešais atvažiuojantį traukinį ir man teko nučiuožti geležinkelio sankasos šlaitu, kad praleisčiau traukinį. Taigi paskui užlipau atgal ant geležinkelio sankasos viršaus ir ėjau toliau, saulė jau pradėjo leistis už horizonto. Taigi jau apie 2 valandas, kol priėjau sodybą prie pat geležinkelio. Geležinkelis buvo su antžeminė apšvietimo sistema. Tai aš maniau, kad man bus šviesu iki kol pat nueisiu iki Kauno, tačiau aš nežinau, kad tas geležinkelis veda į Varėną. Tai va, man artėjant prie senųjų trakų staiga pradėjo šmėžuoti akyse juoda spalva. Aš sustojau ir šmėžavimas baigėsi, o pradėjus vėl iš naujo eiti, šmėžavimas pasikartodavo. Tiesiog aš sustodavau, šmėžavimas baigėsi, pradėdavau eiti, vėl šmėžavimas atsirasdavo prieš akis. Ir aš atkreipiau dėmesį, kad kairėje medinių krūmų viršūnėse raibuliavo šviesa. Reginys priminė fantastinį filmą, šalia sodybos buvo takelis į kairę pusę toliau, jau buvo beveik sutemę, o aš patraukiau į rytų pusę. Aš prieblandoje pamačiau, kad už raibuliavusių krūmų buvo laukas. Man kelią rodė prabėgančio žmogaus pavidalo figūros, humanoidai. Eidamas pusnimis priėjau platų kelią. To kelio pabaigoje perlipau šlagbaumą ir einant toliau pasimatė administraciniai pastatai, kurie turėjo automatinį apšvietimą. Man priėjus šviestuvė įsijungė, o aš apėjau tuos pastatus ir patraukiau link didelio medinio pastato, nors nežinau, kad ten buvo viešbutis. Praėjęs pastatą, tą viešbutį, aš pamačiau, kad yra įėjimas į mišką. Aš nuėjau miško keliu, nuėjau iki nuvirtusio medžio, užtvėrusio man kelią, bet pamatęs nuvirtusį medį, apsisukau ir grįžau į miško pradžią. Šalia buvo klėtis su kiemeliu centre. Aš pagalvojau, kad įsitikinęs, kad kelią man parodė antgamtinės jėgos. Todėl pagalvojau, kad man reiktų prigulti tame klėtyje, kol man apsireiš apvaizda. Bet gulint pradėjo trūkčioti šoną, iš lauko pusės nuolat girdėjosi švilptelėjimai ir šakų traškėjimas. Aš supratau, kad suklydau ir nenakvosiu klėtyje, todėl grįžau prie takelio miško pradžios ir aš patraukiau iki pat gyvenvietės galo, kuri buvo šalia to miško takelio. Einant iki galo, man šūktelėjo paauglys, pagrasindamas, kad šaus. Jis paklausė, koks mano vardas, aš pasakiau, kad Deividas ir daugiau manęs nebešaukė. Taigi priėjau kelio galą ir pamačiau trobą su šviesa viduje. Aš buvau bejėgis, nes jau buvo 9:30 vakaro ir aš nebegalėjau grįžti namo. Taigi keletą kartų pasibeldžiau į trobos duris. Duris pradarė senyvo amžiaus moteriškė, kuri turėjo peilį rankoje. Aš nelabai išsigandau, nes nenorėjau padaryti nieko piktą. Kai jis įleido, jį paprašė paskambinti ir aš davau grupioko Andriejaus numerį. Kurį laiką moteris kalbėjo su mano grupioku. Po to pats aš paskambinau savo motinai ir motina iškvietė policiją. Atvažiavo taikiai nusiteikę pareigūnai ir tada mane nuvežė į Trakų areštinę. Trakuose pareigūnai ilgai kalbėjosi su mano motina, galiausiai nusprendė iškviesti paramedikus ir mane nuvežė į Naująją Vilnią. Naujosios Vilnios skyriuje pasirodė
Pasirodo, konsultuojanti budinti psichiatrė kažką žinojo apie tą šeimą Pilialaukio kaime. Taigi aš buvau nuvestas į 5. skyrių. Antrosios dienos vakare buvau užgulėjęs visą laiką stebimoje palatoje ir aš prisimenu, kad man labai nepatiko vyrų garsų šūkčiavimai tarpusavyje. Po to mane paguldė anksčiau pagrindinio skyriaus išėjimo, po to mane paguldė į kitą palatą. Tai va, ką galiu pasakyti. Atgijo prisiminimas, kaip man mažam senelis liepė eiti geležinkeliu Trakuose. Aš pasivaikščiojau po Trakus, apėjau aš pasivaikščiojau po Lentvarį, apėjau nemažą Lentvario dalį, priėjau kelią į Trakus ir ten buvo pervaža. Galėjau eiti tiesiai į Trakus, bet aš nežinau, ar būčiau spėjęs iki vidurnakčio. Todėl priėjęs pervažas, aš pasukau į kairę, palei geležinkelį ir galvojau, kad tas kelias veda į Kauną. Nes buvo labai gerai apšviestas. Ir buvo toks geras oras, kad aš galvoju, jeigu aš eisiu geležinkeliu, aš tikrai iki ryto pasieksiu Kauną ir tada ryte susimokėsiu už bilietą ir grįšiu namo traukiniu. Tai man buvo mintis eiti į Kauną, tačiau iš tikrųjų tas kelias vedė į Varėną. Aš tą geležinkelio mazgą netyčia praėjau ir aš galvojau, kad tas kelias ves į Kauną. Ir buvo labai geras apšvietimas tų kelio apačioj. O kitas kelias vedė į Trakus, kuris buvo asfaltuotas. Tai va, aš nelabai turėjau pasirinkimo, nes jau buvo sutemę ir aš negalėjau grįžti namo.